Sveiki, internetinės rinkodaros specialistai Helis ir aš, Mantidas, jums norime pristatyti savo naują rubriką, tai yra videoblogai, kuriuose stengsimės pristatyti įvairias internetinio marketingo aktualijas bei aiškintis įvairiausias ir kebliausias situacijas, kurios iškyla įmonėms, norinčiams susikurti įvaizdį internetinėje erdvėje. Šiandieną pradėsime nuo gana įdomios temos, tai yra socialiniai tinklai. Ir norėsime jums suteikti galimybę susipažinti su 5 didžiausiamis klaidomis, kurias padaro prekiniai ženklai ir įmonės, persikeliančios į socialinius tinklus ir mėginančios užmegzti komunikaciją su savo tiksline auditorija tenais. Taigi, pradėkime nuo pirmosios klaidos, kurią galima padaryti. Iš tikrųjų, tai yra siaubinga klaida, tai yra pasibaisėtina klaida, tai klaida, kurios tiesiog negalima daryti, tai yra fanų pirkimas. Įsivaizduokite, jūs nusiperkate 10 000 laikų iš kažkokio tai bičo, kuris pardavinėja visą tai nelegaliai, jūs perdate pinigus, nežinau kaip, ar miške, ar kaip. Tiesiog jūs perdate tos pinigus, gaunate 10 000 fanų, kas yra beje tikrai nebrangu, tačiau, kaip sakoma, pigiausi dalykai ir yra tikrai ne patys kokybiškiausi. Taigi, įsivaizduokime, jūs turite 10 000 laikų savo Facebook'o profilyje, tačiau ne tiek daug žmonių žino, kad iš tų 10 000 panaudoti galima ne tokią ir didelę dalį. Todėl, kad vadinamasis reach'as, pasiekiamumas, tai yra apie 10%, tai yra 1000 fanų, kurie matys jūsų skleidžiamas žinutes. Aišku, tai kiekvieną kartą rodys skirtingiams, tačiau tikrai nedidesniam kiekiui negu 1000. Ir kas blogiausia arba geriausia, nežinau iš tikrųjų, pagalvokite patys, kad jeigu tie fanai nėra tikslingai surinkti, jeigu jūs jas pirkote, jiems tikrai neįdomios jūsų žinutės. Todėl, ko gero, laikais po naujienomis, kurias jūs paustinsite, ko gero sulauksite, geriausiu atveju 10 laikų. Ir, žinoma, 0 komentarų, nebent neigiamų. Taigi, ką mato jūsų tikrasis potencialus klientas, susiradęs jūs Facebook'e? Jisai mato, kad jūs turite 10 000 fanų, tačiau po jūsų naujienomis tai yra 10 laikų. Nėra jokios atgalinės reakcijos. Tai iš tikrųjų pagalvokite, kokį savo įmonės prestižą kuriate. Jūs esate kaip didelis fabrikas, kuris iš tikrųjų pagamina 10 prastos kokybės daiktų arba kažkokių paslaugų. Taigi tai yra pirmas žingsnis, kur sukviesta ne vienas ir ne 2 prekiniai ženklai, mėginantis sudaryti didelių įvaizdį socialinėme tinkle Facebook. Antroji klaida, kuri taip pat yra nereta, tai yra spaminimas. Įsivaizduokite, kad vasaros dieną jūs einate mieste, laimingi, patenkinti po darbo dienos arba per darbo pertrauką ir ant jūsų nukrenta keletas lašelių. Iš tikrųjų, didžioji dalis mūsų netgi pasidžiaugtų, ypač jeigu tai karšta vasaros diena, nes tie lašeliai jūs galbūt šiek tiek atgaivina. Tačiau pagalvokite, kas atsitinka, jeigu tų lašelių atsiranda vis daugiau ir staiga prasideda liūtis, ką darysite jūs? Ko gero, jūs, jeigu jums pasisekė, išsitrauksite skėtį ir po to skėčių pasislėpsite nuo viso lietaus, kuris jūs netikėtų užklupo. Lygiai tas pats galioja ir Facebook'e ir kitose socialiniuose tinkluose. Negalima skleisti per daug žinučių, nes tai yra vienintelis dalykas, kuris iš karto susilaukia ne tik neigiamas reakcijos, tačiau jūs sulauksite daug kiekio nulaikinimų, arba kitaip tariant, jūsų gerbėjai nepatingės ir susiras varnelę, kurie atsisakys prenumeratos jūsų naujienų. Kas baisiausia, kad jeigu jūs dar tos laikus pirkote, tai jau jie galbūt ir anksčiau tai padarys. Tačiau nepamirškite, spaminimas tai yra antroji nuodėmė, kurios negalima daryti. Trečioji nuodėmė, kurią susigundo padaryti ne vienas socialinėme tinkle, tai yra jai taktikos pasirinkimas. Yra pasirinkama nuotrauka su kavos puodeliu. Jeigu ir jūs esate netyčia į kavą prisipylę druskos, spauskite like. Jeigu ir jūsų žmona yra parsivedus ne tą vaiką iš darželio, spauskite komentą.
Taigi, jeigu pasirenkat šią taktiką, tai iš tikrųjų atrodote, na nebent toks pavyzdys, kokį tik paminėjau, tai iš tikrųjų gana originalus, tačiau dažniausiai tokių pavyzdžių niekas nedaro ir sulaukia daug laikų ir šerų, nes iš tikrųjų taip yra nutikę. Tačiau kokia jums iš to nauda? Pagalvokite, kas iš to, kad jūsų nuotrauka, kurioje, pavyzdžiui, buvo kavos puodelis, o jūs pardavinėja padangas. Tai iš tikrųjų, kokia prasmė viso šito pausto? Ko gero jokios. Taigi, išvenkite šios klaidos ir nesirinkite sakinių ir klausimų, kurie prasideda jei. Toliau, ketvirtoji klaida, kurią taip pat padaro ne vienas ir ne du, tai yra nuomonės ignoravimas arba jos nepaisymas. Socialiniuose tinkluose galima pastebėti vieną tendenciją, kad žmonės iš tikrųjų labai drąsiai reiškia savo nuomonės ir tai yra sveikintina, nes būtent dėl to galite sužinoti, ką apie jūs, apie jūsų įmonę, apie jūsų darbuotoją, apie jūsų paslaugas, apie jūsų prekes galvoja vartotojai. Todėl drąsiai laukite, netgi skatinkite nuomonės reiškimą savo socialinėme tinkle. Todėl, kad žinodami jų nuomonės, jūs ir leisdami jas pareikšti, iš tikrųjų laimite potencialų klientą, kuris iš tikrųjų galima jos netgi sulyginti nuomonę būtent su pačiu žmogumi socialinio tinkle, nes čia žmonės bendrauja, čia socialinis tinklas būtent dėl to ir yra pavadintas socialinis, nes čia vyksta bendravimas, todėl ignoruodami arba ištrindami net ir neigiamą komentarą, jūs netenkate tiek potencialaus kliento, tiek buvusio kliento, tiek tie, kurie galbūt ateis ir pamatys jūsų klientų ignoruojamos nuomonės. Tai yra tiesiog siaubinga klaida ir mes patariame šito dalyko vengti. Tai yra blogis, tai yra didelis blogis. Na ir penktoji ir paskutinė klaida, kurią taip pat pastebime dažnai, ypač Lietuvoje, tai yra nesugebėjimas atskirti savo tikslinės grupės. Iš tikrųjų, įsivaizduokime, kad turime kelių sričių atstovus, tai verslo srities atstovus, turime sportininkus, turime galų galiausiai moteris ir vyrus. Ar galime dėti lygybę prie visų šių auditorijų? Ko gero ne, todėl kad verslininkams yra įdomios akcijų biržos, sportininkams yra įdomus Matjūno pasiekimai, ar jį pagaliau išleido aikštelę, o moterys ir vyrai taip pat domisi skirtingais dalykais. Todėl, jeigu jūs nepasirenkate savo tikslinės auditorijos tikslingai ir teisingai, ko gero jūs padarysite labai didelę klaidą ir jūs greitai nebežinosite, ką jūs darote ne taip. Jūs tiesiog stengsitės apgriebti kaip įmanoma daugiau, tačiau iš tikrųjų nepasieksite ne vienos savo tikslinės grupės, kuri iš tikrųjų jums turėtų rūpėti. Tarkime, jeigu jūs esate verslo atstovas, tai kodėl jums nepasidalinus naujausiomis, kaip jau minėjau, akcijų biržų kainomis ir situacijomis. Jeigu jūs tvarkote grožio saloną, kodėlgi jums nepasidalinus naujausiamis šukuosenų tendencijomis. Taigi, pasirinkite tai, ko nori jūsų vartotojas, ką nori matyti jūsų gerbėjai ir tikrai neprašausite ir susilauksite teigiamos reakcijos. Taigi, išvengdami visų šių problemų, visų šitų klaidų, jūs galite pasiekti socialiniuose tinkluose tikrai daug. Taigi, tikimės, kad aptartos Facebook'o klaidos jums padės ir jūs jų vengsite. O mes norime atsisveikinti su jumis iki kito pasimatymo, bei tikrai lauksime jūsų komentarų ir pasiūlymų, apie ką galėtume pašnekėti kitą kartą. Viso geriausio!